Ką daryti, kai rankos yra suskirdės, jautrios, sutrukinėjusios? Sakysit, reikia gero kremo. Taip, reikia gero kremo ir apie gerus kremus taip pat pakalbėsiu trumpai. Bet visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į muilą, kurį naudojam, nes geras muilas rankų nesausina. Kas yra geras muilas? Tai yra natūralus muilas, kuriame nėra dirginančių medžiagų, aršių ploviklių ir dažiklių, kvapiklių, kurie atrodo labai maloniai ir patraukliai, bet dažniausiai būtent jie tas rankas ir sudirgina. Tai žinoma, jeigu rankų oda yra normali, tvirta, nejautri, tai mes galim pakęsti ir tą aršesnį muilą. Bet jeigu jau tenka dirbti ar šaltį, ar su cheminėm medžiagom, ar bendrai oda sausa, jautri ir kitaip pažeidžiama, tai atkreipkim dėmesį į muilą, kurį naudojam. Jeigu muilas yra kietas, toks tradicinis muilas, tai visų pirma reikia žiūrėti, kad nebūtų dažiklių, kvapiklių ir konservantų. Tai yra, jie yra pirmieji kaltininkai, kurie gali mums rankas sudirginti odą. Čia aš turiu kokoso muilą, gryną kokoso muilą. Jis yra labai minkštas, kokosas, kaip žinia, veikia antibakteriškai, mažina uždegimą ir toks muilas yra ir malonus, ir drėkina, maitina ir ramina rankas. Kita turiu visiškai natūralų muilą iš alyvuogių aliejaus. Ir alyvuogių aliejus taip pat tinka jautrios odos priežiūrai ir vaikų odos priežiūrai. Kietų muilų gamyba šiek tiek skiriasi nuo kitos kosmetikos tuo, kad jie yra brandinami. Jie kuo ilgiau brandinami, tuo malonesni yra naudoti. Ir jeigu jie nebrandinami, tada dedama konservanto. Tai iš esmės tas kainų skirtumas ir atsiranda dėl to, kad jeigu muilas brandinamas, jį pagaminti trunka ilgiau. Pavyzdžiui, ilgiausia brandinamas iš visų čia mano turimų yra Alepo muilas. Alepo muilas gaminamas Sirijoje iš alyvuogių aliejaus ir laurmedžio aliejaus. Ir laurmedis yra vienas labiausiai prieš uždegimiškai veikiančių augalų ir jų derinys yra toks senas, kad tai laikomas bene seniausių žinomų muilo receptų. Tai šitas muilas yra brandinamas apie 6-7 mėnesių. Jis atrodo kaip ūkinis, bet jis toks nėra, jis tinka pačiai jautriausiai odai. Čia yra jo skystas variantas, irgi Alepo muilo skystas variantas. Tai yra muilas, kuriuo gali plauti rankas, veidą, bet kokias jautrias vietas. Jis ne tik tai nuprausia, ne tik sudrėkina, bet kartu ir ramina, ir gydo. Ir tada kremas. Taip, kremas tokia nelabai šaltą ir žvarbę dieną gali užtekti visiškai paprasto, ta prasme paprasto, kad drėkinančio. Pakanka drėkinančio kremo. Aš čia turiu Obrei vieną iš variantų rankoms ir kūnui skirtų kremų, kuris ne per didžiausius šalčius tiktų, o jeigu yra labai šalta arba oda iš tikrųjų yra labai probleminė, tada naudoti galima pabandyti Martinos Gephardt biodinaminį kremą su avies vilnos riebalais, tai su lanolinu, kuris tiesiog impregnuoja rankas. Ir šį kremą gyrė vyrai, kurie žiemą garaže dirba, gyrė moteris, kurios dirba pardavėjoms su šaldytuvais, kur rankas reikia vis kišti į šaltą aplinką, kad labai gerai apsaugo. Arba Odilic, britų gamybos kremas, jisai Ultra Rich vadinasi. Tas Ultra Rich tai ne tiek, kad ypatingai turtingas, bet ypatingai drėkinantis. Jis yra sukurtas egzemą sergančių žmonių odai,
nes pati savininkė ir kūrėja šitos kosmetikos, jo šeima turi problemų su oda, tai visa šita kosmetikos linija yra skurta būtent tokiem žmonėm. Ir šituo kremu tepam žiemą skruostus vaikam, rankas, kai jos kirsta, netgi galvos odą žmonėm, kurie kenčia nuo psoriazės, prieš eidami maudytis, pavyzdžiui, gali įsitrinti. Ir nes sudėtyje yra tų aliejų, kurie ypač giliai drėkina ir tą drėgmę labai ilgai išlaiko.